Pasaulio biržos smarkiai pakilo, o naftos kainos stipriai krito. Po to, kai Donaldas Trumpas priartino Vašingtoną ir Teheraną prie istorinės sutarties, skirtos sušvelninti krizę artimuosiuose rytuose, atnaujinti saugų laivybos srautą per Hormūzo sąsiaurį ir priversti Iraną viešai atsitraukti dėl branduolinių ginklų, šį pirmadienį 2026 m. gegužės 25 d. rinka sureagavo taip, lyg būtų išvydusi tikrą lūžį. Investuotojai pirko akcijas, ateities sandoriai kilo, naftos barelio kaina sumažėjo, o Baltieji rūmai pradėjo skelbti apie pažangą. Kaip tiesioginis Donaldo Trumpo strategijos rezultatas, kuris spaudė Irano režimą, sulaikė karingiausius sąjungininkus ir aiškiai pasakė, kad priims tik tvirtą susitarimą. Politinis poveikis yra didelis, nes kalbame ne tik apie diplomatiją, bet ir apie vertybinių popierių biržą bei Amerikos galią, kuri naudojama siekiant primesti stabilumą, neįtraukiant Jungtinių valstijų į nesibaigiančius karus. Ką Donaldas Trumpas išplėšė iš Teherano? Kodėl biržos taip greitai sureagavo? Kaip ši sutartis gali tapti didelę pergalę tiek žmonių kišenėse, tiek pasaulinėje arenoje? Tuoj viską papasakosiu, bet dabar tikrai norėsiu užsiprenumeruoti kanalą, kad ir toliau gautum naujausią informaciją realių laikų, aukščiausios žurnalistinės kokybės patikimumo standartų Milsonas Alvesas. Trumpas bando sudaryti su Iranu susitarimą, kuris apima 3 pagrindinius punktus. Saugaus Hormūzo sąsiaurio atidarimas, Irano branduolinės programos kontrolė ir derybų laikotarpis, kad Teherano atsitraukimas būtų paverstas oficialiu dokumentu. Reuters pranešė, kad Indijos akcijos pakilo iki aukščiausio lygio per 2 savaitės po to, kai Trumpas prakalbo apie pažangą derybose. Tuo tarpu Brent naftos kaina sumažėjo 0,5 ir siekė 97,8 JAV dolerio už barelį. Ši žinia buvo sulaukę stipraus atgarsio, nes Indija labai priklauso nuo importuojamos energijos, o bet koks naftos kainos sumažėjimas tiesiogiai veikia infliaciją, transportą, pramonę ir investuotojų pasitikėjimą. Jungtinėse valstijose reakcija taip pat buvo aiški. Associated Press užfiksavo pasaulinį biržų kilimą po to, kai Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos dėl karo su Iranu užbaigimo vyksta konstruktyviai. Amerikos naftos kaina nukrito daugiau nei $4 ir pasiekė beveik 91,83 dolerio už barelį. Tuo tarpu Brent naftos kaina siekė apie 98,68 dolerio. Tai rodo, kad rinka nežiūri vien tik į politinius pareiškimus. Stambus kapitalas žiūri į laivus, naftą, sankcijas, karinę riziką ir realią susitarimo galimybę, kuri grąžintų nuspėjamumą energetikos prekybai. Stipriausias gestas atėjo iš Teherano. Irano prezidentas Masudas Pesačkinas pareiškė, kad Iranas pasirengęs užtikrinti pasaulį, jog nesiekia branduolinių ginklų ar regioninio nestabilumo. Šis pareiškimas svarbus, nes jis tiesiogiai atitinka pagrindinį Trumpo reikalavimą – užkirsti kelią Irano režimui paversti savo branduolinę programą ginklų. Anadolu užfiksavo šį pareiškimą gegužės 24 d. O ši kalba suteikė galimybę Baltiesiems rūmams pristatyti šį pasiekimą kaip spaudimo, karinės jėgos ir griežtų derybų rezultatą, o ne kaip tuščią nuolaidą. Markas Rubijus sustiprino šią poziciją naujajame dėlyje, sakydamas, kad Jungtinės valstijos nori tvirto ir veiksmingo susitarimo su Iranu, tačiau Vašingtonas pasirinks kitą kelią, jei Teheranas nepriims rimto sprendimo. Ši frazė palaiko Trumpo pasakojimą, nes parodo, kad 2 rankos dirba tuo pačiu metu. Viena ranka siūlo diplomatinį sprendimą, kita išlaiko grėsmę ant stalo. Baltiesiems rūmams susitarimas tinka tik tuo atveju, jei Iranas užtikrina laisvą praėjimą, sutinka su branduoliniais apribojimais ir pateikia patikrinamas garantijas. Spaudimas taip pat pasirodė ir pačioje Amerikos konservatorių stovykloje. Dalis respublikonų, labiau linkusių į karo liniją, norėjo tęsti eskalaciją prieš Iraną, tačiau Trumpo aplinka ryžtingai sureagavo, kad aiškiai parodytų, galutinį sprendimą priima Baltieji rūmai. Politinis skaičiavimas paprastas. Trumpas nori išeiti iš šios krizės sakydamas, kad spaudė Irano režimą, sumažino naftos kainas, suvaldė branduolinę grėsmę ir išvengė sausumos invazijos. Jo auditorijai tai tampa tobulų taikos per jėgą paketu – smogti stipriai, derėtis iš stipresnės pozicijos ir neaukoti amerikiečių gyvybių ilgame kare. Kelyje vis dar yra kliučių. The Guardian pranešė, kad svarstoma sutartis apima Hormūzo sąsiaurio atidarimą ir derybas dėl Irano branduolinės programos. Per 60 dienų paliaubas
Tačiau taip pat buvo pažymėta, kad liko jautrių klausimų, tokių kaip įšaldytos naftos pajamos ir regioniniai dėrybų klausimai. Tai reiškia, kad Trumpas yra arti didžiulės politinės pergalės, tačiau jam vis dar reikia rinkos optimizmą paversti galutinai suderintų dokumentų, realią priežiūrą ir viešų Teherano įsipareigojimų. Rinka šią galimybę vertina kaip lūžį, nes konfliktas darė spaudimą energijos, valiutų ir akcijų rinkoms. Al Jazeera užfiksavo naftos kainų kritimą tarp prieštaringų ženklų dėl susitarimo ir taip pat pabrėžė stiprų rinkos augimą. Japonas su viltimi, kad karas, kuriame dalyvauja Jungtinės valstijos, Izraelis ir Iranas, baigsis. Ši detalė yra svarbi, nes parodo, kad Trumpo pergalė neapsiribotų Vašingtonu. Jį pasiektų Aziją, Europą, transporto įmonės, naftos perdirbimo gamyklas, vartotojus ir vyriausybės, kurios mokėjo įtampos kainą. Trumpas taip pat bando išplėsti susitarimą už naftos ribų. Pasak tiesioginės Al Jazeera transliacijos, jis paprašė, kad Kataras, Saudo Arabija, Pakistanas, Egiptas, Jordanija ir Turkija prisijungtų prie Abraomo susitarimų kaip dalis regioninio susitarimo susijusio su susitarimu su Iranu. Šis manevras naudojamas todėl, kad branduolinės dėrybos įtraukiamos į platesnį kontekstą. Siekiama sumažinti Teherano veiksmų laisvę, sustiprinti regioninės sąjungas ir paskatinti musulmonų šalis plačiau normalizuoti santykius su Izraeliu. Iranas bando išsaugoti savo įvaizdį šalies viduje, sakydamas, kad vis dar yra neatsakytų klausimų ir kad jis nepriims pažeminimo. Trumpas iš kitos pusės kalba kaip dėrybininkas, kuris neskuba ir nenori blogo susitarimo. Iran International užfiksavo, kad jis pareiškė, jog susitarimas dar nėra visiškai suderėtas ir kritikavo Obamos laikų branduolinį susitarimą, sakydamas, kad jo pasiūlymas bus visiškai priešingas. Šis palyginimas labai domina Baltuosius rūmus, nes Trumpas nori pristatyti naują susitarimą kaip senos silpnybės ištaisimą, o ne kaip pakartojimą kitų pavadinimų. Kitas etapas yra lemiamas. Vašingtonas turi išgauti aiškų įsipareigojimą dėl labai praturtinto urano, nustatyti, kaip vyks patikra, užtikrinti laivybą ir neleisti Teheranui naudoti dėrybų tik laiko vilkinimui. New York Post citavo Amerikos pareigūnus, sakančius, kad Irano aukščiausiasis lyderis iš principo sutiko atsisakyti urano kaip taikos plano dalies, tačiau vis dar trūksta paaiškinimo dėl kai kurių klausimų. Medžiaga bus pašalinta arba išvežta. Būtent čia Trumpo brutali pergalė turi virsti įformintą pergalę. Baltieji rūmai pasiekė šį momentą turėdami pranašumą, kurio Trumpo priešininkai nenorėjo pripažinti. Rinka pradėjo reaguoti dar prieš pasirašymą, nes tiki, kad vyksta kažkas didelio. Krentančios naftos kainos padeda mažinti benzino kainą, gerina infliacijos lūkesčius, palengvina įmonių padėtį ir stiprina prezidento, kuris naftą pavertė karinio spaudimo, ekonominių sankcijų ir tiesioginių dėrybų dalimi įvaizdį. Dabar laikas bėga Teherano nenaudai. Jei Iranas patvirtins branduolinį atsitraukimą, atvers praėjimą ir priims patikrinamas garantijas, Trumpas turės istorinį susitarimą, kuris iš karto paveiks piniginę, rinkas ir artimųjų rytų pusiausvyrą. Aš esu Milsonas Alvisas, internacionalistas, ir mano tikslas kasdien pateikti jums teisingą informaciją. Naujienų nuorodos yra vaizdo įrašo aprašyme. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, prenumeruokite kanalą. Ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad dar labiau įsitrauktumėte į Milsono Alviso bendruomenę.